Sveiki visi, čia Viktorija ir kanalas Viktorijos rankdarbiai. Ir pamačiau, kad jums patiko labai mano nufilmuotas holas ir dovanas, nes sulaukiu nemažai peržiūrų. Ir šiame video norim jums parodyti taip pat tokį mini holą ir kelių daiktų išpakavimą. Taigi ir pirmasis mano pirkinukas, tai buvo štai tokia kaip atvirutė, aš ją užpakavau. Ir kita pusė jos yra tokia, postcard. Už ją mokėjau 15 centų ir pirkau, tas kas gyvena Šiauliuose, pirkau Brukline, kanceliarinių prekių parduotuvėje šalia Norfos. Ir mokėjau už ją tik 15 centų, nors kainavo 30, bet dabar yra 50% nuolaida. Tai čia yra Eifelio bokštas, ten buvo įvairių, bet aš pasiėmiausi Eifelio bokštą, nes man patinka Eifelio bokštas. Ir čia jau pradėjau, tai buvo medinis pagaliukas ir pradėjau bandyti jį, kaip sako, valyti, skrebinti, nežinau kaip ten yra, bet jisai turėtų būti geltonas. Na, aš čia truputėlį pabandžiau, kaip jisai turėtų gautis. Na, aišku, laukia kruopštus darbas. Tai štai toks pirmas pirkinukas. Toliau antrasis pirkinukas, štai toks pakiukas. Tai yra iš Tiger parduotuvės, mokėjau 2 eurus. Yra toks su katino ausytėm, katino galvas, kai tikimės, yra toksai rožinis, oranžinis. Ir tai yra, kaip rašo, ant pakelio rašo kelioninis konteineris. Tai yra tokia dėtuvė, jisai atsisuka ir į jį galima įdėti kremą ar kažkokį tai losioną, dušo želė, kas jums reikalinga. Aš jį pirkau, aišku, naudojama kelioniai, bet aš jį pirkau, kad galima važiuojant ir kažkur kely ir prie jūros įsidėti savo mėgstamą dušo želė arba kremą ir nešiotis rankinėje kuprinėje. Ir jis atsidaro ir labai taip įdomiai spaudžiasi, turėtų taip pučiasi. Pamažo, matyti, toks kaip spjaudosi. Bet man labai patiko pakuotė, ten dar buvo kitokių truputėlį pakuočių, bet man būtent patiko ši. Taigi, kas norite tokio nusigyti, tai yra Tiger parduotuvėje. Toliau dar vienas pirkinukas yra štai toks kiaušinis, šokoladinis kiaušinis, vadinasi šokoladinis džiaugsmas iš Lidlo. Ir jis kainavo 55 centus, atrodo, jeigu atsimenu, ir jis barška, taigi pažiūrėkime, kas jo viduje. Toks įdomus pirkinukas, bet tai yra naujovė Lidle. O, baltas kiaušinis su žvaigždute. O, pusė ruda. Taip pat su žvaigždute. Aišku, neskyla taip kaip kinderis, mėlynas kiaušinis. Aišku, šokoladas netoks kaip kinder šokoladas, jis yra trapesnis, netoks šokoladas. Taigi pažiūrėkime, kas jo viduje. Kažkaip ir įdomiai atsidaro. Iš šono. O! Tai yra drambliukas Supermanas. Toks žaisliukas ir jame yra dar poteriukas su herojais. Visi tokie stipruoliai arba supermenai. Tai štai tokį kinderį arba kiaušinį galite nusipirkti Lidlo parduotuvėje.
Toliau sekantis pirkinukas taip pat iš Lidlo, tai pirkau tokius 2 prožektoriukus, jie buvo 2 pakuotėje ir elementai. Ir jis kainavo, atrodo, kad 2,99 ir šviečia taip pastoviai, nešviečia, tik taip paspaudus. Bet manau, kad kažkur ten, kur reikia trumpam pasišviesti, pavyzdžiui, dingus elektrai arba priėjus prie durų, kur nėra pasišviesti tamsoj. Toks prie raktų pakabuko prisikabinti ir pakuotė buvo 2 vienetukai. Toliau sekantis pirkinukas taip pat iš Lidlo, tai yra, man labai patinka bananų traškučiai, džiovinti bananai. Tai štai toks pakelis kainavo 54 centus, iš Lidlo 150 gramų. Toliau taip pat iš Tiger parduotuvės nepridėjau tokias 2 pakuotės, pirkau po eurą, viena pakuotė po eurą, tai yra modelinas, burbulinis modelinas, kuris sukietėja, buvo labai daug įvairių spalvų, bet pirkau tokią kaip salotinį, šviesiai žalią ir kaip ir sidabrinį su blizgučiais. Tai panaudosiu galbūt rankdarbiams, planuoju kažką padaryti, bet dar tiksliai nesugalvojau ką. Taip, toliau mane sudomino Maksimoje, štai tokia gertuvė, kažkodėl paskutiniu metu labai pasinešiau ant gertuvių. Termosiukų, gertuvių, puodelių, tokių dalykų. Tai yra tokia gertuvė ir ji kainavo 3,99 Maksimoje ir man patiko, kad tai yra 3 paveiksliukai, kuriuos galiu nusispalvinti pats, aišku, tu nematysi, kiek skysčio turi. Tik bandžiau čia atsukti, bet jie neišsitraukia ir manau, kad jie išsitraukia per čia. Taip, yra vienas su pelėda, antras yra su drugeliais, o trečias yra su gėlytėm. Tai man patiko, kad galima nuspalvinti pačiai ir turėti gertuvę, kuri nėra skaidri, o su kažkokiu tai paveiksliuku ir tavo nuspalvotu. Ir galima pakeisti arba net galima kažką nusipiešti savo pagal tam tikrą popieriaus dydį ir jį dėti. Ir turėsi savo originalią gertuvę. Buvo rožinės arba tokios žalsvos spalvos, bet aš pasiėmiau žalsvos spalvos. Tai štai toks pirkinukas. Taip, toliau sekantis pirkinukas taip pat iš Maksimos, tai štai tokia dėžutė, aišku, ji yra kaip ir kalėdinė, bet yra kaip suprantu su žaisliuku viduje ir saldainys. Tai yra dražė traškučiai pieninėme šokolade, šokoladiniai saldainiai ir želiniai saldainiai nom-nom. Taip, saldainių krūva. Aišku, pirkau ne dėl saldainių, o norėjau pažiūrėti, kas viduj. Tai yra šio pakelio viduj. Ir už tą dėžutę mokėjau
2,50 €, jeigu neklystu, kažkas tai tarp 2–3 € man atrodo, dabar tiksliai nepamenu, nes yra išpardavimas tokiam prekiam. Taigi pažiūrėkime, kas čia yra. Ir tai yra apyrankė, aš taip suprantu, kad tai yra apyrankė. Minionas su bananais. Gal kaip atšvaitukas, gal ne. Kažkas tai tokio. Tai toks dar žaisliukas ir kartu saldainiai. Ir paskutinis mano pirkinukas, tai toks pimpačkiukas, rutuliukas. Taip jį pirkau iš senukų ir dabar senukose mokėjau už jį 99 centus. Ir pažiūrėkime, kas yra jo viduje. Tai toj prapakuosiu. Štai taip. Pažiūrėkime, kas yra viduje šio kamuoliuko. Ir tai yra popieriukas ir pakelis. Na, dėžutė plasmasinė, galima kažkam kitam panaudoti. Taip, čia yra kaip ir kolekcija. Šeima. Kaip iš filmuko matome Griu, Liusė, Margo, Agnė, Miniono tėtis, Miniono mama, Miniono vaikiukas, Edita ir Miss Minion, panelė Minion. Toliau Minion. Čia kaip laikas, taip suprantu, atostogos. Kalėjime Minionai. Ir čia dar apačioje rašo, kurie pagal retumą, kurias galima rasti dažnai, kurios ne. Ir kitoje pusėje taip pat Minion on Strike. Statybose turbūt arba remonte. Čia kažkokie įdomus. Havajose turbūt Sūrio festivalis. Mover Minion. Ir auksiniai ir Ultra Lost, neaišku, kažkoks unigot. Taigi, pažiūrėkime, kokį radome mes. Tai yra sūris. Kaip sūrio gabaliukas. Cheesehead. Sūrio galva. Įdomiai. Ir prie jo yra rožinis žmogeliukas, ar tai raudonas. Ir raudonas yra Come On. Ne? Come On. Taip, raudonas tai yra turbūt dažnas. Tai štai toks žmogeliukas. Šiaip įdomu būtų kažką gauti, galbūt, kada dar pažiūrėsiu, jeigu bus jų, tai gal nusipirksiu tai dar, nes toks įdomus žaisliukas. Tai štai toks mano video, tokie yra pirkinukai.
Taigi, laikinkit, subscribinkit, komentuokit, laukit kitų video, žiūrėkit mano kitus 2 kanalus, tai yra Viktorijos Pixel Art ir Gumyčių pinimas ir sakau iki kitų video.